Ieškote, kur smagiai praleisti atostogas? Lekiam kartu, parodysim puikią vietą poilsiui. Nusileidome saulėtame Alicantės oro uoste ir mes mintise jau prie jūros. Bet pirmiausia, reikia išsinuomoti automobilį. Variantų daug, bet mes jau žinom savo favoritą – Centauro. Leidžiamės į nulinį aukštą, sėdam ir važiuojam. Kelionė nuo oro uosto iki Taravieja miestelio maždaug 45 minutės. Jei nesinori nuomotis automobilio, iš oro uosto patogiai galima nuvažiuoti ir autobusu. Jie kursuoja kas 30 minučių, kelionė trunka apie valandą, o bilieto kaina 7 eurai. Ir mes pasiekėm tikslą. Įeiname į namą, kuriame yra mūsų butas, kilame į 4. aukštą ir pradedam pažinti su savo atostogų namais. Įžengę į butą praeiname trumpu koridoriumi ir kairėje turime virtuvę. Joje yra viskas, ko gali prireikti. Indai, įrankiai ir kiti reikalingi prietaisai. Toliau turime svetainę, šviesi, naujai įrengta. Joje yra išskleidžiama sofa, televizorius bei valgomasis stalas. Einame toliau, dešinėje pusėje pirmasis miegamasis. Patogi dvigulė lova su didelė spinta daiktams. Iš šio kambario išeiname į erdvų balkoną. Staliukas su kėdėmis laukia vakarinių pokalbių ar kavos rytais. Grįžtame į svetainę ir nuo virtuvės koridoriumi keliaujame į vonios kambarį. Erdvus ir tvarkingas, viskas savoje vietoje. Šalia yra antrasis miegamasis, dar erdvesnis su didelė lova, spinta ir keliomis komodomis. Butą apžiūrėjome, dabar metas apsižvalgyti lauke. Išeiname ir patraukiame link pagrindinės gatvės. Vos minutė ir mes jau promenadoje. Aplink gausu ir maisto parduotuvių bei vietinių krautuvėlių, kuriuose rasite šviežių vaisių ir net ką tik sugautos šviežios žuvies. Vos už 5 minučių kelio jaukus paplūdimys, kuriame daugiau privatumo ir mažiau miesto šurmulio. Jį patogiai pasieksite autobusu, o norintiems pasivaikščioti, siūlome leistis į trumpą žygį gražią pajūrio pakrantę. Vos už kelių kilometrų garsieji Druskų ežerai. Čia galima ne tik pasigrožėti rausvu vandeniu, bet ir patirti tikrą gamtos spa. Toliau lekiam iki vietinio turgaus. Jis vos 15 minučių kelio nuo mūsų buto. Jis dirba tik penktadieniais nuo 7 ryto iki 2 dienos. Turgus tikrai nemažas, todėl pasivaikščiojimui prireiks bent kelių valandų. Turguje įmanoma rasti visko – šviežių daržovių, vaisių, skanumynų, užkandžių, gėrimų, drabužių bei visokių aksesuarų. Pavažiavus 25 minutes nuo mūsų buto yra didelis prekybos centras po atviru dangumi. Čia gausu įvairių parduotuvių bei kavinių. Na ir po smagios dienos grįžtame į savo butą. Šiek tiek pailsėję, išeiname pasivaikščioti ir pasimėgauti vakarinę miestelio nuotaiką. O jei ir jūs susigundėte tokiamis atostogomis, lauksime jūsų žinutės.